Laikyk kepurę! Turi būt kažkur aikštelė. Važiuok dar, važiuok. Paskui atgal aš parvažiuosiu. Tiesiai, nu. Sveiki, mėlėjai. Štai pažiūrėkit, kokią turiu mašinėlę. Mašinėlė tikrai nebloga. Štai va. Koksai. Koksai BMW-kas. Pacano svajonė. Kiekvieno pacuko svajonė. Tai kokie ratai. Plonyčiai. Atidarom bagažinę. Štai kiek daug vietos bagažiniai. Žiūrim. 2007 metų BMW 320 Cabrio. 120 kW. 170 arklių. Labai ekonomiška. Jie mažai benzino. Mieste 9,5 pagal katalogą. Užmiestyje 6 litrai. Štai kiekvieno pacukėlio svajonė. Pažiūrim, kas salonė štai. Nėra mašina labai tvarkinga, panešiota, padaužta biškelį. Bet tai nesvarbu. Svarbu, kad gerai važiuoja ir viskas kuo puikiausiai veikia. Stogas atsidaro, atsidaryk stogą, parodyk stogelį. O. Atidarom. Žiūrim, per kiek laiko susideda. O, blin. Wow. Štai ir viskas, kabrioletas. Vėldai mane nežiūrėk, nes būsi nufilmuotas. Tai va, čia speedometras. Dėdė, kiek pravažiavo šitą mašiną? Iš viso kilometro. O kiek kilometrų iš viso pravažiuota? O, ne tiek ir daug. Manau, kad atsukta 108. Palauk, kapotą dar atidaryk. Čia biški toks trūkumas. Štai. Taip dirba variklis. Va. Tikras žvėriukas. Tikras žvėriukas bimbaliukas. Reikia nepamiršti, kad čia yra benzinas. Čia yra ne dizelis. 2 litrai. Smagi ir patogi mašina kasdieniniam naudojimui. Šitaip galima sakyti. A gali lempas įjungti? Jungt lempas. O.
Ilgas įjung. Gerai, kselonai. Viskas tvarkoj. Štai, padangos nesenai pirko. Vredestein. 235. 225 40. Pažiūrim ant galo kiek. Taip, ant galo. Ant galo dedasi 255 35. 18-kinės. Nu, šitos padangos reikalauja gerų kelių. O Lietuvoje kelių gerų nelabai. Tik kai kur. Štai čia. Čia yra toksai puferio susidėvėjimas. Šiaip, ką žinau. Po to pafilmuok tą golfą. Хуйня tas golfas. Man dabar ne golfas. Tegu fotkina, nu. Labai graži vieta fotkinimui, pažiūrėkit žmonės. Koks yra Žaslių kaimo, kokia yra panorama. Štai va. Savaitgalis. Galima sakyti, šita mašina yra savaitgaliui ir vasarai. Ar jinai žiemai tinka? Ko gero tinka ir žiemai važinėt. Stogas yra kietas. Viskas čia. Ne, žiema per žema. Jeigu daug sniego, jau bėda. Su ją būtų nemaža bėda žiemą važiuoti. Žiemą važinėt būtų slidi kaip karvė, nešiotų ir panašiai. Žieminės padangos labai brangios. Va. Šitai mašinai viskas yra brangu, o jeigu čia dar stogelis sugestų, tai nežinau, kiek čia reikia mokėti. Dėl to reikia pirkti golfą. Va tavo, žiūrėk, pardavinėja golfą, paklausė, kainuoja. Tas golfas dar 10 metų laikys, o tavo BMW'as, jeigu nekiši pinigų, neaišku, kiek laikys. Sėdynės, žiūrėk, sėdynės oda yra labai kieta. Labai kietos sėdynės man patinka. Pas BMW'us yra sėdynės tikrai labai geros, pas visus BMW'us. Pas audinės yra daug prasčiau. Čia yra biški paminkštinimas, va. Čia yra grinai labai minkšta čia yra. Tas yra, duoda komforto ir biški saugumo. Čia biški kietoka. Tai va, mašina 2007 metų, kiek kilovatų? 120? 125, tai čia 170 arklių kažkur bus. Nu, neaišku, kiek tų arklių dar likę. Kiek jų dar likę, dar reikia keisti ir filtrus. Čia va nesulūžė, labai gerai. Nu ką, toj baigsim reportažą, o dar vienas pliusas yra 6 pavaros. 6 pavaros tai labai gerai yra. Duoda mašinai daug sportiškumo ir ekonomiškumo, taip sakant. Nu ką, baigiau. Dar reikia, kad man biški duotum saulę čia papiešti. Papiešiu saulę, pagadysiu biški, pažiūrėsiu, tu pafilmuosi, bus liuks tada vaizdelis ir kad, žodžiu, ne. Neaišku, jeigu saulę papiešiu, paskui davažiuotume iki namo atgal, kelis kilometrus. Gerai. Yra biški tokių yra defektų, va, didžiausias defektas yra išvaizdos va čia. Kažkas tai, nežinau, braukia čia kažkur, va. Nu, čia užtektų gerai papoliruot, ko gero, ir tas visas, nu, tokia, dar va čia defektėlis. Nu, viskas kaip ir normali mašina. Kiek kainuoja? Kiek kainuoja tokia mašina? Nuo 10 000. Taip, žmonės, brangiai, 10 000. Ko, litų? Ar rublių? Eurų? Ne dolerių, eurų, 10 000. Štai.
Nežinau ką, nei bulių maišas net netelpa į bagažinę. Ar verta mokėti 10 000 už tokią mašiną, aš nežinau. Nu, mergas gali vežti vietoj bulvių. Tai mergos kaip musės labai limpa iš tos mašinos. Tai sakau, Patsuko svajonė va, tokią turėti mašiną. Netgi ne kiekvienas vokietis gali nusipirkti tokią mašiną, jų yra retas variantas. Bet, kaip sakyt, ką čia daug šnekėt, reikia dabar pavairuoti. O nebijai, kad tu striksi ir neveiks tas augi. O tu nebėjai, kad suges tavo mašiną? Kad tu striksi ir važiuosi paskui iš kišį. Patiko. A man tai kažkaip su audinė geriau man kažkaip. Ja, sava geriausia, žinai.